2019 m. rugsėjo 2 pirmadienio rytą nardymo laivas Conception prie Kalifornijos krantų buvo apimtas liepsnos, nusineždamas 34 žmonių įstrigusių savo gultuose gyvybes. Truth Aquatics yra įmonė įsikūrusi Santa Barbaroje, Kalifornijoje, įkurta 1974 metais ir priklausanti Glenui Fritzleriui. Įmonė yra gerai žinoma ir gerą reputaciją turinti operatorė nardymo pasaulyje, siūlanti pramoginius nardymo ir nardymo su vamzdeliu nuotykius aplink Kanalo salas prie Kalifornijos krantų. Kanalų salų nacionalinėme parke keleiviai gali nardyti su akvalangu, plaukioti baidarėmis, irklentėmis, stebėti banginius, žvejoti ir maudytis. 2019 m. rugpjūtį 33 keleivių grupė planuoja išvykti iš Santa Barbaros rugpjūčio 31 dieną 4 val. Ryto ir grįžti rugsėjo 2 dieną. Kadangi jie išvyks taip anksti ryte, keleiviams suteikiama galimybė praleisti rugpjūčio 31 vakarą laive. Šiai kelioniai jų laivas bus motorinis laivas Conception. Conception yra 23 metrų ilgio gyvenamasis laivas, pastatytas Long Beach'e, Kalifornijoje ir nuleistas į vandenį 1981 metais. Jis suprojektuotas ir pastatytas specialiai tam, kad galėtų gabenti keleivius kelionėms su nakvyne aplink Kanalų salas. Federaliniai ir tarptautiniai reglamentai reikalauja, kad laivai viršijantys tam tikrą dydį būtų pagaminti iš ugniai atsparių medžiagų. Šie laivai taip pat turi būti aprūpinti priešgaisrinėmis purkštuvų sistemomis ir dūmų detektoriais, kurie yra prijungti prie laivo elektronikos arba sujungti su tiltelio sistema. Atsižvelgiant į laivo amžių ir dydį, Conception, kurio bendrasis tonažas mažesnis nei 100 tonų ir yra mažiau nei 49 miegamosios vietos, nepatenka į šių reglamentų taikymo sritį. Jis pagamintas iš medžio, padengto stiklo pluoštu, kaip leido 1978 metais paskutinį kartą atnaujinti reglamentai. Paskutiniai pakrančio apsaugos patikrinimai 2018 m. rugpjūtį ir 2019 m. vasarį neparodė jokių reikšmingų pažeidimų. Laivo patikros sertifikatas leidžia daugiausia 103 asmenis, iš jų 99 keleivius. Laivas turi 3 denius. Viršutinėme denyje yra vairinė, įgulos kajutės ir poilsio zona su saulės terasa. Pagrindinėme denyje, esančiame tiesiai po viršutiniu deniu, yra didelė kajutė. Šioje kajutėje priekinėje dalyje yra kambuzas, kuriame įgula ruošia maistą, o galinėje dalyje salonas, su vietomis sėdėti ir valgyti. Į saloną patenkama iš laivagalio per koridorių, kuriame išdėstyti tualetai. Apatinėme denyje gali miegoti iki 46 žmonių. Yra 13 dvigubų gultų ir 20 viengulių gultų, iš kurių vienas skirtas įgulai. Apatinėme denyje taip pat yra dušų zona, inkarų skyrius, variklio patalpa ir sandėliavimo skyrius. Sandėliavimo vieta įrangai reikalingai variklio patalpoje. Likusi įgulos dalis apgyvendinta 2 deniais aukščiau, viršutinėme denyje, vairinės gale. Jeigu esate miegamosiose patalpose, yra 2 išėjimo būdai. Galite užlipti sraigtiniais laiptais ir pereiti per saloną, kad išeitumėte pro galines duris, arba galite užlipti kopėčiomis per 22 colių avarinį liuką, kuris taip pat veda į saloną ir išeiti pro tas pačias galines duris. 2019 m. rugpjūčio 30 vakarą keleiviai pradeda lipti į Conception, ruošdamiesi ankstyvam išvykimui kitą rytą. Jie įlipa į laivą per pagrindinį denį ir eina į miegamasias patalpas, kur kiekvienam paskiriama lova. Tai bus jų lova visos kelionės metu. Laivą valdo ir kelionę prižiūri 6 įgulos nariai. Kapitonas Jerry's Boylanas, pirmasis šturmanas. Kalenas Moliteris, pirmasis denio jūreivis Miltonas Frenchas. Antrasis denio jūreivis Alis Kurtzas. Pirmasis kambuzo darbuotojas Ryanas Simas ir antrasis kambuzo darbuotojas Maikas Kolzas. Pirmasis šturmanas Kalenas Moliteris pirmasis atvyksta į Conception apie 22:00 val., o apie 23:00 val. Prie jo prisijungia kambuzo darbuotojai Simas ir Kolzas. Denijo jūreiviai Frenchas ir Kurtzas bei kapitonas Boylanas atvyksta apie 03:00 rugpjūčio 31 rytą, kad pasiruoštų ir išvyktų po valandos. Visi įgulos nariai miegos įgulos kajutėse, viršutinėme Conception denyje, išskyrus denio jūreivį Kursą, kuris miegos kartu su keleiviais gultų kajutėse. Patikrinę laivą ir įrangą, jie išplaukė iš Santa Barbaros uosto 0404.
Conception sustos įvairiose vietose aplink Santa Cruzo salą, didžiausia iš salų, sudarančių Kanalo salų nacionalinį parką. 8:30 Conception atvyksta į pirmąją stotelę – Albert's Anchorage, nardymo vietą pietinėje Santa Cruzo salos pusėje. Ši vieta yra įsikūrusi arti salos ir suteikia mėgėjams narams apsaugą nuo stiprių vėjų šiame regione. Po to, kai išmetamas inkaras Albert's Anchorage, keleiviai susirenka salone pusryčiams ir saugumo instruktažui, kurį veda pirmasis denio jūreivis Miltonas Frenchas. Saugumo instruktaže pateikiama informacija, kur rasti gelbėjimosi liemenes, kur susirinkti ekstremalios situacijos metu ir kaip išeiti iš salono bei miegamųjų patalpų. Saugumo instruktažo metu vienas iš keleivių nualpsta. Kai keleivis atgaivinamas, Frenchas tęsia instruktažą. Kitos 2 dienos praeina sklandžiai. Rugsėjo 1 vakarą keleiviai leidžiasi į naktinį nardymą prie Quail Rock, šiaurės vakarinėje Santa Cruzo salos pusėje. Kol keleiviai mėgaujasi naktiniu nardymu, virtuvės padėjėjas Colesas įjungia oro kondicionierių miegamajame, kad kambarys būtų vėsus, kai svečiai eis miegoti. Po naktinio nardymo Conception plaukia į Platts Harbor, kur inkaruos nakčiai. Kai svečiai ruošiasi miegui, daugelis jų įkrauna savo telefonus, fotoaparatus, nešiojamosius kompiuterius ir planšetes. Kadangi vienu metu prijungta tiek daug įrenginių, visiems svečiams neužtenka elektros lizdų. Virtuvės padėjėjas Simsas įkrauna savo telefoną ir pamato mažą kibirkštį prie lizdo. Vidurnaktį visi įgulos nariai jau miega, nors įstatymas reikalauja, kad naktį, kai laive yra keleivių, bent vienas įgulos narys patruliuotų. Tačiau įgula to iš tikrųjų niekada nedaro. Rugsėjo 2 paryčiais 1:30 kambuzininkas Colesas pabunda. Jis miega įgulos kajutėse, viršutinėme denyje. Užuot grįžęs miegoti, Colesas nueina į kambuzą išplauti indų. Niekas kitas nėra pabudęs ir nieko neįprasto nevyksta. Po valandos, 2:30 Colesas grįžta atgal į lovą. Netrukus po to, kai jis grįžta į savo gultą, Colesas vėl pabunda. Kažkas ne taip. Colesas išgirsta triukšmą, panašų į kažkieno kritimą, po kurio pasigirsta žmonių šūksniai. Jis išlipa iš lovos, kad patikrintų, kas vyksta. Pažvelgęs pro duris į pagrindinį denį, jis pamato geltoną švytėjimą. Jis iš karto supranta, kas tai yra ir sušunka gaisras, gaisras, kad pažadintų kitus 4 netoliese miegančius įgulos narius. Jie girdi, kaip ugnis spraksi ir traška. Colesas eina link laiptų, vedančių žemyn į pagrindinį denį, bet praėjimas jau užblokuotas ugnies. Vietoj to jis perlipia per kairiojo borto turėklą ir nusileidžia į pagrindinį denį apačioje. Jis pribėga prie galinių salono durų, tikėdamasis pasiekti gesintuvus, kurie laikomi salone. Tačiau visas salonas jau liepsnoja. Nėra jokios galimybės nei įeiti, nei išeiti. Colesas mato, kad avarinis liukas į miegamasias patalpas taip pat dega, o salono stiklo pluošto lubos tirpsta ir laša ant grindų. 34 žmonės yra įstrigę miegamosiose patalpose apačioje. Tuo tarpu denio darbininkai Moliteris ir Frenchas taip pat nusileido į pagrindinį denį. Jie apeina saloną, ieškodami, kaip patekti vidun. Virtuvės darbininkas Simsas eina prie jų, perlipdamas per turėklą ant pagrindinio denio, kaip ir kiti vyrai. Simsas nesėkmingai nusileidžia, susilaužo kairę koją 3 vietose ir rimtai susižaloja nugarą bei kaklą. Frenchas bando atidaryti vienintelį langą salone, bet jis atsiveria iš vidaus, todėl iš lauko jo atidaryti nepavyksta. Langas šiltas, o salonas pildosi juodais dūmais. Kol įgula bando išgelbėti 34 žmonės įstrigusius kajutėse, kapitonas Boylanas yra vairinėje viršutinėme denyje ir siunčia pavojaus signalą. 03:14 val. Išsiunčiamas pavojaus signalas. Iki kito karto, negaliu kvėpuoti. 3928. Dūmai užpildo vairinę, priversdami kapitoną išeiti. Jis šoka nuo dešiniojo viršutinio denio borto į vandenį žemiau. Kiti 4 įgulos nariai vis dar yra pagrindinėme denyje. Frenchas šaukia Boylanui, kad šis atneštų gaisrinę kirvį iš vairinės. Boylanas jau yra iššokęs už borto, kad pabėgtų nuo dūmų ir liepsnų. Pirmasis padėjėjas Kalenas Moliteris mano, kad kapitonas buvo apdegintas per gaisrą ir šoka į vandenį jo patikrinti. Frenchas vis dar bando rasti kelią į miegamąjį skyrių, bet visur, kur jis bando, yra dūmų ir ugnies.
Boylanas šaukė 3 įgulos nariams ant denio šokti į vandenį. Ir jie taip ir padaro. Netrukus Moliteris supranta, kad kapitonas nenukentėjo ir vėl įlipa į Conception, desperatiškai bandydamas išgelbėti keleivius. Tačiau visas denio antstatas dega. Jis nusprendžia nuleisti valtį ir ieškoti išgyvenusiųjų. Frenchas grįžta į laivą ir padeda jam nuleisti valtį. Tada jis paskutinį kartą bando rasti būdą, kaip padėti keleiviams. Moliteris pasiima kapitoną į valtį. Frenchas supranta, kad nėra vilties. Jis įlipa į valtį ir 3 pasiima likusius 2 įgulos narius. Grape Escape yra dar vienas laivas, tuo pačiu metu stovintis Inkarų Platts Harbor uoste. Keleiviai laive miega. 0329-5 įgulos nariai valtyje priplaukė prie laivo ir beldžia į korpusą, kad juos pažadintų. Grape Escape savininkai pabunda ir pamato, kad Conception dega nuo priekio iki galo. Ji buvo visiškai sunaikinta. Ir buvo toks jausmas, o Dieve, ką mums daryti? Buvo toks beviltiškumo, bejėgiškumo jausmas stebėti, kaip dega tas laivas. Boylanas ir Moliteris toliau skambina pakrančių apsaugai iš Grape Escape, o Colesas ir Frenchas padeda Smithui dėl jo sužalojimų. Pakrančių apsauga nuo pat pirmojo Boylano pagalbos skambučio bando susisiekti su Conception, tačiau niekam nepavyko prisiskambinti. Visi įgulos nariai paliko laivą. 0322 Valt. San Pedro sektoriaus valdymo centras apskaičiuoja Conception buvimo vietą pagal paskutinį automatinės identifikavimo sistemos signalą ir išleidžia skubų jūrinės informacijos pranešimą. Pakrančių apsaugos, Ventura ir Santa Barbaros apygardų priešgaisrinės tarnybos gelbėtojai kartu su privačiu vilkiku US Ventura skuba į įvykio vietą. Gelbėjimo sraigtasparnis pakyla iš Ventura apygardos karinės jūrų bazės, kad įvertintų situaciją. Kol Boylanas aiškina situaciją pakrančių apsaugai per radiją, Moliteris ir Frenchas sugrįžta valtimi prie Conception, ieškodami išgyvenusiųjų. Jie nieko neranda. Pirmasis pakrančių apsaugos laivas atvyksta į įvykio vietą 04:27, maždaug po 2 valandų nuo tada, kai Colas pastebi gaisrą, ir po valandos bei 15 minučių nuo pirmojo kapitono pagalbos šauksmo. Jie randa Conception apimtą liepsnų. Pakrančių apsaugos laivas neturi pakankamai galingos gaisro gesinimo įrangos, kad galėtų kovoti su tokia didelė liepsna. Geriau aprūpintas pakrančių apsaugos uosto patrulinis laivas atvyksta 4:55 ir pradeda gesinti gaisrą. Tačiau jam sunku priplaukti pakankamai arti seklioje vietoje, kur inkaru stovi Conception. 5:23 netoliese esantis civilinis vilkikas nutempia degančius Conception likučius į gilesnį vandenį, kur pakrančių apsaugos laivas gali tinkamai užgesinti liepsnas. Kai ugnis pagaliau užgesinama, korpuse jau būna išdegusios didelės skylės. Prieš gelbėtojams spėjant įlipti į laivą, jis nuskęsta ir atsiduria apvirtęs aukštyn dugnu jūros dugne. Išgyvenusiųjų nėra. Pirmadienį rugsėjo 2 dieną narai iškelia 25 kūnus. 9 žmonės vis dar laikomi dingusiais be žinios. Iki trečiadienio rugsėjo 4 dienos buvo rasti visi išskyrus vieną dingusiųjų kūnai, nepaisant maždaug 80 narų iš 6D skirtingų agentūrų, įskaitant FTB narius, pastangų ieškoti šioje teritorijoje. Paskutinį kūną trečiadienį rugsėjo 11 dieną suranda ir iškelia Santa Barbaros apygardos šerifo tarnybos narai. Santa Barbaros koroneris atlieka visų 34 aukų tyrimą. Jis padaro išvadą, kad visi mirė nuo dūmų įkvėpimo. Tyrimai dėl incidento pradedami dar net neištraukus visų kūnų iš vandens. Rugsėjo 7 dieną alkoholio, tabako, šaunamųjų ginklų ir sprogmenų biuras pradeda tyrimą dėl gaisro priežasties. Jie mano, kad gaisras kilo salono gale, tačiau laivas yra taip stipriai apgadintas, kad jie negali užtikrintai nustatyti tikslios priežasties. Labiausiai tikėtina priežastis yra dėl elektros gedimo kilęs gaisras. Laivo elektros sistemos yra senos ir apkrautos virš savo galimybių, dėl oro kondicionieriaus ir daugybės vienu metu kraunamų nešiojamų įrenginių. Kai Conception buvo nuleistas į vandenį 1981 metais, nešiojamųjų elektroninių įrenginių dar nebuvo tiek daug, kiek jų yra šiandien. Pirmadienį, rugsėjo 9 dieną, pradedamas bendras federalinis baudžiamasis tyrimas, kurio centre Truth Aquatics įrašai.
Nacionalinė transporto saugumo valdyba nustato daugybę trūkumų Truth Aquatics įrašuose ir kad Conception įgula prisidėjo prie katastrofos. Jie mano, kad tikėtina incidento priežastis yra Truth Aquatics nesugebėjimas tinkamai prižiūrėti laivo ir įgulos veiklos. Truth Aquatics nepasirūpino, kad naktį laive patruliuotų budėtojas, nors to reikalauja įstatymas. Šis aplaidumas leido ugniai nepastebėtai išplisti salone. Taip pat trūko dūmų detektorių. Conception turėjo keletą dūmų detektorių, bet ne salone. Didelį aukų skaičių lėmė ir netinkamos evakuacijos galimybės iš miegamųjų patalpų. Abu evakuacijos keliai veda į saloną, kuriame siautėja ugnis. Dėl šio įvykio pateikiama daug ieškinių ir pradedamas baudžiamasis tyrimas. Tačiau pirmąjį ieškinį pateikė ne viena iš aukų artimųjų ar net išgyvenęs įgulos narys. Tai yra Truth Aquatics savininkas Glenas Fritzleris. Praėjus vos 3 dienoms po incidento, penktadienį, rugsėjo 5-ąją, Fritzleris pateikė ieškinį, kuriuo siekia apriboti bendrovės atsakomybę iki jų laivo Conception vertės po jo nuskendimo. Atsakomybės apribojimo įstatymas yra 1851 metų jūrų teisės aktas, kuris apriboja savininko atsakomybę iki laivo vertės. Ketvirtadienį, 2019 m. rugsėjo 12 d. pirmasis kambuzo darbuotojas Ryanas Simsas pateikė ieškinį prieš Truth Aquatics. Jis teigia, kad įgula negavo tinkamo apmokymo ir kad Conception nėra pakankamai aprūpintas avarinė įranga. Iki 2020 metais gruodžio 32 aukų šeimos pateikė ieškinius prieš Truth Aquatics. Šios bylos vis dar nagrinėjamos. Truth Aquatics jau nebevykdo veiklos. 2020 m. vasarą kapitonas Jerris Boylanas tapo federalinio baudžiamojo tyrimo objektu. 2020 m. gruodį jis buvo apkaltintas prisiekusiųjų teisme dėl 34 kaltinimų dėl žmonių žūties laive dėl aplaidumo, mirties dėl netinkamo elgesio ar aplaidumo laive. Jerris nepripažįsta kaltės ir laukia teismo. 2021 metais aukų šeimos taip pat padavė į teismą pakrančių apsaugą dėl to, kad ji nesugebėjo užtikrinti taisyklių laikymosi, dėl ko kilo gaisras ir žuvo žmonės laive Conception. 2019 m. rugsėjo 2 dieną laive Conception žuvo 34 žmonės, o jų šeimos vis dar bylinėjasi dėl neteisėtos mirties.